Sveiki, šiandien norėčiau Jums papasakoti apie Juozo Tumo Vaižganto tėtės Anupro Tumo portretą. Vaižganto tėvo Anupro Tumo portretą pagal paso nuotrauką 1895 metais nupiešė dailininkas Pranas Žitkus. Apie savo tėvelį Vaižgantas gražiai rašė. Tėvelis buvo žemo stoto, plačių tvirtų pečių, aukštai paplikusią kaktą, žilais plaukais, ūsus ne tik karpė, kaip ir kiti jo amžiaus lietuviai, bet ir skutė lygi nosiai. Panosėje paliekama kuokštelė, lyg patempdama viršutinę lūpą, darė visą jo būdą geru ir nebaisiu. Buvo jis rimtas, o bijoti niekas jo nebijojo, nei paukščiai, nei gyvuliai, nei piemenėliai. Mylėjo jis savo tėvelį ir vengė jo per visą jo ilgą 85 metų amžių, ilgai nesuprasdamas už ką. Vėliau tik suprato, jog tarpe visų kitų pagirtinųjų privalumų, kurie vergė jo širdį, galingiausias buvo pilnumas širdies, daugybė neišeikvotų jausmų. Tasai tylus vyras buvo lyg tyli Sietuva, pilna paslapčių.